Kartais gyvenime taip atsitinka, dėl kažkokių gyvenimiškų priežasčių, tenka palikti dviratį lauke. Porai metų. Be stogo. Ant saulės. Po lietum. Po sniegu. Žiūrim, kas tada gaunasi. Iš praktikos pasakysiu, kad kartais tenka pakeisti pusę dviračio, nes visi guoliai elementai, aliumininiai elementai presuoti į rėmą, pavyzdžiui, į karboninį, labai gerai prikipa. Žiūrim, ką turim. Tada Skotas Sup. Geras hybridas, kad ir senas. Tokie dalykai priveda prie to, kad čia yra nauja grandinė realiai, nes buvo sumontuota prieš pastatymą. Apačioj, kur mažiau lietaus papuola nesurūdijus, o toj vietoj, kur surūdijusi, dažniausiai ir būna, kad traška grandinė. Tepk, netepęs, traška tenka tik tais keisti. Kadangi čia tik pusę grandinės, pabandysiu aš ją išvalyti, sutepsim, pratestuosim, žiūrėsim. Visi tokie dalykai išlenda. Kur gali atsirasti rūdis, bus rūdis. Štai čia, varžtai. Stabdžių kalodėlės sumedėjusios, jos dar stabdo, bet jau cipt turėtų. Kas mane šitoje vietoje nustebino ant šito dviračio, kad padangos nestrukinėjusios. Gal pripūskim. Dviratukas jau pas mane stovi keletą dienų, tiksliau 4, sausai vėdinamoj patalpoje, o nuo jo vis dar lašo vanduo. Tai čia reiškia, vanduo yra patekęs visur, kur tik tais įmanoma ir neįmanoma. Pripučiau padangas, akurat nesuskilinėjusios. Tai gal saulės jis taip stipriai ir negavęs. Per porą metų, net metų nereikia. Jeigu ant saulės stovi, kur tai palieka dviratį balkone, ant tiesioginių saulės spindulių, tai per metus laiko sutrukinėja visas. Iš pradžių šonas pradeda trukinėti, po to čia šita dalis, kur daugiau čia plonesnė sienelė, tai greit sutrukinėja. Dar rūdis, visur rūdis, čia rūdis, tiesiog estetiškai negražu. Tokiu būdu, rankenėlės stabdžių visa spalva, jis jau net neblizga, turėtų šitas modelis, mano supratimu, blizgėti, visi jau čia visą savo blizgėsi praradęs, atrodo tai visur, kur yra dažyti elementai, visur yra išblukę, išdegę, šitos rankinėlės irgi turėtų būti juodai grinai, ne visai juodos. Užduotis padaryti diagnostiką ir kad žmogus vėl galėtų važiuoti su juo. Pažiūrėsim guolius dar ir visus trosus su šarvais, nes irgi ypatingai kenčia visi perjungiai, šarvai, troseliai. Jeigu tai būtų koks nors iš pigesnių gamintojų, gal neminėsiu kokių, tai visi trosai jau būtų senai surūdyję. Šičiagi panaudoti nerūdyjantis, matosi gerai, nieko jam neatsitiko. Taip, jis pasidengė kažkokią tokią oksidaciją, kažkokią, bet viduj pažiūrėsim. Rankinėlės perjungimo taip pat kenčia, jau tokios vos vaikšto, ne vos, bet jau ir sunkiai spaudžiasi ir tokia kaip košė, plastelinas, kartais gali net nesuveikti. Sunkiai atšoksta net. Dar pastebėjimas, stabdžiai buvo net nesureguliuoti prieš pastatant. Stabdžių kalodėlė turi tiesiai su ratlankiu glaustis, bet čia visiškai to nėra. Tas pats ir priekė, praktiškai vos ne į padangą trinasi. Keisim šituo atveju mes kalodėlės, tiesiog tokių nepaliksim sukietėjusių. Dar vis laša mano jo, aš jau čia šlapės darausi. Guoliai. Jaučiasi, kad vanduo gal yra patekęs, prasisunkęs, arba čia jau išdžiūvę per tiek laiko. Šitie dalykai visada savo klientams rekomenduoju. Tai yra, galima pavadinti, profilaktinis toksai darbas, kur nėra jokio gedimo, bet reikia pakeisti tepalą. Išvalyti, naujas tepaliukas, galbūt kartais ir nauji guoliukai. Tiesiog, jeigu mes jau senosius ištraukiam, naujus tiesiog dedam, nes nauji yra nauji. Kam ten juos valyti. Jo, žiūrim galinį. Gale pas mus sistema šiek tiek paprastesnė. Čia net jaučiasi, kad jau tepalas iš viso čia gal pro šitą tarpą. Čia nėra jokio
sandarinimo mechanizmo, jokio labirinto, ar ten gumytės, ar dar. Čia tiesiog pro šitą tarpą vanduo prateka. Ir tada tepalas degraduoja, susimaišo su vandeniu ir jau nefunkcionuoja. Jo, šitą stebulę kategoriškai ardom, nauji guliukai. Konusai neturėtų būti pažeisti, nes čia dar įvertinsim. Jeigu tepalas stovi vienoje vietoje, jisai atsisluoksniuoja, papuola vanduo ir gali būti taip, kad konuso vienas šonas bus surudėjęs, o kitas tvarkoja. Tai jau viskas, tokį konusą keisti reikės. Čia būtent apie guliavietės kalbant. Kas dar būna labai blogo, tai ant pigių dviračių panaudojamas ne žalvarinės galvutės stipinų, o plieninės. Tai jos tiesiog prirūdyja prie stipino. Ir tada jau neprasisuka, tenka arba važinėti su kreivų ratu, arba kirpti stipinus lauk ir visus keisti. Tai čia nuo dviračio priklauso, jeigu jau ten dviratis jau iš pigesnių, tai toks darbas net neapsimoka. Vien tik rato surinkimas kainuoja, tai čia yra žmogaus darbas, laikas. Dažnu atveju tiesiog perkam naują ratą. Jeigu jis buvo pigus, tai ir naujas ratas irgi. Dar žinoma patikrinsim stipinų suveržimą. Iš rankos tai čia ok lyg ir, bet dar praeisiu su matuokliu. Ok, miniklio velinas pasižiūrim, sukasi lyg ir švelniai, tokių kažkokių pašalinių garsų nėra. Yra minimalus toks išnarėjimas, bet kadangi čia sistema yra oktalinko, ten guoliai presuojami, tai tarnauja gan ilgai, jau kai visai išnarėt pradės, ar traškėt, viskas čia tvarkoja, nekliba, tai tada ir keisim. Kol kas čia šitiem darbam, šitoms apimtims, manau, bus normalu, jeigu mes jo čia nekliudysim. Štai atjungiau trosą, puikios būklės, pažiūrėkim, kas viduj. Va. Tvarkoj. Šiuo atveju yra geras gamintojo sprendimas daryti vientisą šarvą per visą sistemą. Taip pat iki pat perjungio ir čia iki pat perjungio. Ir visur kitur daugiau nėra sujungimų. Tai ką reiškia, kad mažiau galimybių patekti vandeniui į sistemą. Atjunkim dabar šitos antgaliukus ir pasižiūrėkim, ar nesurūdijęs šarvas. Būna šarvas, šitą išorinė dalis, plastikas susitraukia nuo senatvės, ten išsiskleidžia šarvo viduriai ir surūdyja. Ir tada pas mus tikslumo perjungimo niekad nebus. O gyva, kaip ir minėjau, šarvo pakankamai čia pas mus dar užtenka, jisai nesuskilinėjęs, tai aš ištrauksiu trosą, jį prikirpsiu ir pažiūrėsiu, kokia ten jo būklė toliau. Jeigu toliau jis ten nesurūdėjęs, viduj darbėje yra tokia plastikinė įdėklas plastikinis, kuris mums leidžia troseliui geriau slankioti ir pakeisim šitos antgaliukus. Uždėsiu germetinius, pro kurios vanduo praktiškai neprateka, nes ten bus su gumytėm ant galo. Tas pats bus ir su priekiniu perjungėju. Na ir paskutinis, čia pas mus dar nepažiūrėtas elementas yra vairo kolonėlė, vairo kolonėlės guoliai. Nežinau, ar jums girdisi, bet toksai yra šnarėjimas. Tai per šitą vietą, ten į tarpelį, visur prasiskverbia vanduo. Galima pagalvoti, kad jis ten niekur neprateka, visur prateka, papuola. Tenai, pro šitos tarpelius ir dar atsidūrė ten apatiniam guolyje. Čia guolis ir čia guolis. Ardysim, jeigu ten minimaliai vanduo patekęs, gal užteks tik tai sutepti, o dar geriau ir greičiausiai taip ir bus. Pažiūrėsiu, kokie čia guliukai. Turėtų būti paprasti su separatoriumi, tai tiesiog pakeisim, nebrangus. Nepaminėjau juk pedalų. Pedalo šelė yra plieninė, švaistikliai ant normalių dviračių, aliuminiai arba dar iš kokių brangesnių medžiagų. Ir plienas su aliuminiu gerai sukontaktuoja, jeigu papuola vanduo, ir jeigu pedalai buvo prisukti ne ant tepalo, tai ir prirūdys čia. Bet kuriuo atveju reikia patikrinti šitą dalyką, bandysiu atsukti ir atsukęs išvalysiu, sutepsiu, įsuksiu. Jeigu atsisuks, jeigu neatsisukinės, tai jau viskas, jau paliksim taip, kaip yra, jau kada pedalai atirtarnaus savo, sukasi beje švelniai. Ir kas kairys, kas dešinys, kas kairys. Šitie pedalai turi
tai ten tokios tarpinėlės guminės, tai vanduo taip lengvai nepratika. Tai kaip ir pedalam neturėtų būti bėda, nors aš juos geruoju tai aptarnaučiau. Gal taip ir padarysim. Bet, prisiminiau, kad klientas norėjo juos tiesiog pasikeisti į platforminius. Viskas, problema išspręsta, aptarnauti nereikia, tiesiog keisim į paprastus pedalus. Tikiuosi atsisuks. Jeigu neatsisuks, išsisuks sriegis iš aliuminio šito ir reikės taisyti sriegį. Bus linksma. Valio, atsisuko ir gan lengvai, greičiausiai stipriai nebuvo priveršta ir tai mus išgelbėjo. Pasižiūrim, ar su tepaliuku. Jis jau galėjo, aišku, čia išsispausti. Likučių kažkokių tai čia tepalo ar montažinės pastos nelabai matosi, nors gal kažkas ir buvo. Bet šiuo atveju mums pasisekė. Gerai, darbuojamės, darbai maždaug aiškus, sutvarkysim ratų guolius, sutvarkysim šarvus, jie nesuskilinėja, kadangi čia norėsim išlaikyti šio dviračio dizainą. Šarvų nekeisim, pritrumpinsim tas surūdijusias vietas, sutvarkysim, pakeisim stabdžių kaladėlės, pakeisim šituos lankelius, nauji pedalai, pavalysim perjungėjus, supurkšim dviratinių tepaliukų šituos perjungėjus ir vairo kolonėlę, kad jinai mums jau tarnautų ir toliau. Viskas. Tai štai, iš esmės didelės čia kažkokios tai bėdos neatsitiko, šiuo konkrečiu atveju būna visaip, bet ką aš norėčiau čia būtinai paminėti, kad dviratis nuo to gražesnis nepasidarė. Esu girdėjęs tokių komentarų, kad tai gerai, juk mechanikam daugiau darbo turi, va žmonės neprižiūri techniką. Taip, bet dviratis jau gražesnis, jis nepasidarys. Visos tos surūdijusios detalės, jos dažniausiai yra nekeičiamos, arba yra kažkokios unikalios. Jas atskirai rankioti irgi labai daug laiko užima, visokie varžteliai grandinės apsaugos, perjungėjų, ar ten stabdžių kaladėlių, vairo išnašos, tokių elementų atskirai kaip ir nenusipirksi. Tai tada tenka arba valyti, ieškoti, kažką tai daryti. Rėmas bet kuriuo atveju išbluko. Elementai, kurie buvo ant saulės, išbluko. Tai jisai padarysim, su dviračiu bus viskas tvarkoj, bet jisai jau bus ne prekybinės išvaizdos. Tik tiek. Pataisyti galima viską. Totaliai, absoliučiai. Visiškai viską. Bet ar tai atrodys taip, kaip buvo prieš tai? Ne. Neatrodys.